Reklamą galėtume pradėti nuo didelių skaičių, bet jūs tikriausiai jau žinote, kas yra Surfshark. Tai gal tiesiog pažiūrėkite, kokius darbdavys mes esame. Which New Yorker gave up their data for food? So we did something insane in the middle of London. Aplikuokit Surfshark ir dirbk kaip reklamoje. Labas, aš šio stebuklingai malonaus pavasario proga kėdukus jau pagaliau apsivilkęs Timūras. Va, pažiūrėkit, lengvėja, gražėja ir vis geriau. Čia aš apie save. O kokia buvo ši ugninio arklio kovo 6, tiksliau 5, sužinosime dabar. Ok, let's go! Tęsiasi Izraelio ir Jungtinių valstijų pradėtas karas Irane po nepavykusių derybų ir, kaip sako JAV žvalgyba, Irano režimui būnant vos nuo kelių savaičių iki savo didžiausio tikslo pasigaminti branduolinių ginklų. Izraelė vėl buvo paskelbti keli oro pavojaus signalai dėl atlekiančių raketų. Tačiau Iranas dabar retkarčiais paleidžia į Izraelį pavienes raketas, o ne kelias vienu metu, kaip būdavo anksčiau. Panašu, kad raketų paleidėjų, amunicijos ir dronų sandėlių daužimas veikia. Irano atsakomųjų atakų mastas plečiasi geografiškai. Iraniečių paleistas bepilotis orlaivis nukrito Nachičevanės tarptautinio oro uosto teritorijoje Azerbaidžane. Paprastai sakant, pas kaimynus. Per šią dronų ataką buvo sužeisti 2 žmonės. Dar vienas dronas nukrito prie mokyklos Šekerabado kaime. Azerbaidžanas, vienas geriausių Turkijos draugų, pareiškė, pasliekantis teisę imtis būtinų atsakomųjų priemonių. O virš paties Teherano irgi kilo juodų dūmų stulpai. Anksti ryte Izraelis paskelbė pradėjęs didelio masto atakų bangą nukreiptą prieš Irano režimo infrastruktūrą. Izraelio kariuomenė pranešė, kad nuo dabartinio atakų ciklo pradžios ir nesunaikino apie 300 raketų paleidimo įrenginių. Pirmą kartą nuo kampanijos pradžios izraeliečiai atakavo karinius taikinius Isfahano ir Širazo miestuose, įskaitant raketų sandėlius. Beje, tai, kas pasak Trumpo turėjo būti 4-5 savaičių operacija, panašu, kad gali būti ilgas alinantis karas. JAV karinės pajėgos paprašė Pentagono papildomų žvalgybos darbuotojų, kad galėtų tęsti operacijas prieš Iraną dar mažiausiai 100 dienų. Gali būti, kad planuojama ilgalaikė kampanija, kuri truks iki rugsėjo. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči apkaltino JAV įvykdžius žiaurų nusikaltimą, kai JAV nuskandino Irano karinio jūrų laivyno fregatą Dena prie Šri Lankos krantų. Čia žinokit labiau tas atvejis, kai yra žiaurų, negu kažkas tikrai labai žiauraus. Abbasas įspėjo, kad amerikiečiai smarkiai gailėsis šio sprendimo. Tuo tarpu Iranas pranešė, kad Persijos įlankoje raketa smogė JAV naftos tanklavį. Beje, ar tai yra tiesa, ar vaizdaklastė, dar neaišku. Beje, vaizdaklastė yra mūsų kalbininkų siūlomas pakaitalas deepfake'ui apibūdinti. Kaip jūs manot, skrenda ar skęsta šis naujadaras? Vaizdaklastė. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad JAV ir Izraelio kariniai veiksmai prieš Iraną buvo savalaikis sprendimas, siekiant užkirsti kelią Teherano pastangoms toliau vystyti branduolinę programą. Tuo pačiu jis prideda, kad Lietuva galėtų padėti JAV operacijoms prieš Iraną, suteikdama savo teritoriją bombonešiams ir naikintuvams. O, bro! O putinofilams po tokių vado žodžių turėtų pradėti putos iš nasrų virsti. O kas yra juokingiausia, kad tai yra viskas, ką jie gali. Lol. O šiandien anksti ryte Vilniaus oro uoste nusileido bendrovės Fly Dubai užsakomasis lėktuvas, kuris iš Jungtinių Arabų Emiratų pargabeno dalį užstrigusių šalies piliečių. Šiuo reisu parvyko žmonės patys savo lėšomis ir pastangomis įsigiję skrydžio bilietus. Šie kainavo apie 1000 eurų. Tiesa, keleiviai turėjo kritikos valdžiai dėl evakuacijos. Vienas keleivis sakė, ieškojęs pagalbos vietoje. Skambino visur, kur tik įmanoma, į ambasadą, užsienio reikalų ministeriją, bet atgal te gavo atsakymą laukti informacijos. Na, čia kaip tie, kur ant Kuršių marių ledo lipa, kai jau negalima. Perspėjame dėl pavojaus, bet vis tiek lipa. Tada jos reikia gelbėti, o išgelbėtas dar purkštauja, kad jį kažkaip blogai išgelbėjo. Lietuvos ambasada Jungtiniuose Arabų Emiratuose tikina, šis skrydis niekaip nekeičia vyriausybės planų artimiausiamis dienomis suorganizuoti evakuacinį skrydį pažeidžiamiausiams piliečių grupėms. Tokių yra 28. Tačiau vienas keleivis stebėjosi, kodėl tie pažeidžiami negalėjo atvykti šiuo skrydžiu. Kritikos turėjo ir premjerė. Pasak Ruginienės, užsienio reikalų ministerija galėtų labiau pasistengti, komunikuodama su žmonėmis. Na, bet kokia premjerė, tokia ir vyriausybė. Ukrainos oro gynybai gresia likti be svarbiausio jos komponento PAC-3 raketų skirtų Patriot oro gynybos sistemoms. JAV karas su Iranu kritiškai išsekina pagrindinių raketų atsargas. Ukrainai kas mėnesį reikia mažiausiai 60 PAC-3 raketų, kad galėtų atremti rašistų balistinės raketas. O NATO vasario mėnesį pažadėjo
vos 5. 60 ir 5. Tuo tarpu Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkės artimuosiuose rytuose siekia pasinaudoti Kyjivo patirtimi, kovojant su iranietiškais dronais Shahed. Vyksta dėrybos dėl Ukrainos gaminamų dronų perėmėjų įsigijimo. Pasak Zelenskio, pagalba bus tiekiama tik tuo atveju, jei tai nesusilpnins pačios Ukrainos gynybos ir suteiks papildomų svertų dėrybose su kacapais. Tačiau Ukrainos dėrybos dėl taikos laikinai stabdomos, kol situacija artimuosiuose rytuose taps aiškesnė. Ukrainos prezidentas tikina, kad dėrybos bus atnaujintos tik kai saugumo padėtis ir platesnis politinis kontekstas leis atnaujinti trišalį diplomatinį darbą. Tuo metu stabiliai savo blogiečių klubo draugelius prarandantis Huilo imasi senų žaidimėlių Europos šantažo. Pasinaudodamas karu Irane, bando priversti ES persvartyti savo planus atsisakyti rusiškų dujų. Bunkerinis šantažistas pagrasino, kad yra galimybė nedelsiant nutraukti Rusijos dujų tiekimą Europai, nelaukiant, kol įsigalios nauji ES apribojimai. Aha, pasakei į pasnygą. Tačiau nepaisant Putino oro virpinimo tokiais vapesiais, Rusynas yra suinteresuotas padidinti dujų tiekimą Europos rinkai, nes jai parduoda gerokai brangiau nei pseudo draugams kinams. O skystaklinių europiečių meilė driskiams iš rytų, niekaip neblėsta, tikrai labai keista. Po ilgos pertraukos didį rusų kultūra grįžta į Venecijos bienalę. Tačiau oficialiai tai vadinama ne grįžimu, o naujų kūrybinės veiklos formų paieška. Bienalės atstovė žiniasklaidai Cristiana Costanzo teigia, kad La Biennale di Venecija kaip organizacija nesprendžia dėl nacionalinio dalyvavimo. Šalis pačios renkasi ar dalyvauti. Italija elgėsi kaip simpatiška durnelė. Vafankulio Rusija. Vasarį Lietuvos policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su Interpolu, įvykdė galingą operaciją prieš organizuotas nusikalstamas grupuotes, užsiimančias vogtų automobilių ir jų dalių prekybą. Lietuvos policija, Interpolas, bei teisėsaugos institucijos iš Vokietijos, Jungtinės karalystės ir Švedijos atliko koordinuotus reidus, kurių metu konfiskavo visoje Lietuvoje pavogtus automobilius su suklastotais identifikaciniais numeriais, pavogtas detalės, įskaitant variklius, ryšio įrangą ir specializuotus įrankius naudojamus automobilių vagystėms. Taip pat rastas prabangus automobilis, kaip įtariama, sukombinuotas ir sudėliotas iš vogtų detalių. Iš viso operacijoje dalyvavo 62 pareigūnai iš Lietuvos policijos padalinių ir tarptautinių partnerių. Buvo sulaikytas vienas įtariamasis. Kaip sakė Interpolas, pavogti automobiliai yra santykinai mažos rizikos pajamų šaltinis ir nebrangi priemonė kitiems sunkiems nusikaltimams palengvinti. Operacija Scrapyard arba Laužynas atskleidė ryšius tarp vietinių nusikaltimų ir tarptautinių nusikaltėlių tinklų. Melagiui ir mirksiukui Žemaitaičiui ne patys geriausi laikai, o ten 8 ar 9 sėkmės metus jam kažkokią raganą žadėjo. Blogai, apgavo. Nors visuomenininko Karlio Žukausko surinkti įrodymai ir 5 redakcijų įvykdytas tyrimas remiasi prielaidomis dėl grynųjų pinigų, akivaizdu, kad užsikabinti yra už ko. Prokuratūra atnaujino savo pačios nutrauktą tyrimą. Atskirą vertinimą vykdo ir Vyriausioji rinkimų komisija, o tai reiškia, kad bent tol, kol bus vykdomas tyrimas, stabdoma valstybės dotacija Nemuno aušriniams. Ups! Tuo tarpu opozicijoje esantys konservatoriai raštu kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir premjerę Ingą Ruginienę dėl 1,3 tūkstančio eurų aušiečiams paaukojusio aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko, ragindami jį atleisti. Mat vieši aplinkos ministro paaiškinimai dėl padaryto mokėjimo Nemuno aušrai niekaip nesutampa su tyrime paskelbta informacija. Žurnalistas Šarūnas Černiauskas papildomai pasitikslino duomenis pagal viešas pajamų deklaracijas. Paaiškėjo, kad nors aplinkos ministras darė pavedimus partijai ir Žemaitaičiui, jo santaupos nesikeitė. Taigi kyla logiškas klausimas, ar tikrai jis mokėjimus atliko iš santaupų, kaip pats sako. Galų gale iš kur tos santaupos pas poną? Konservatorių Seimo narys Žygimantas Pavilionis Lietuvos socialdemokratų partija ragina išsiplauti rudomis dėmėmis suteptus marškinius. Aš labai tikiuosi, kad šitos raudonosius, ruduosius, kurie nesusitvarko su savo marškiniais, kurios galėtų įsiplauti, pasidaryti baltais, nusimtas rudas dėmes, turiu omeny
išmesti iš koalicijos atvirai prorusiškas partijas. Premjerė Inga Ruginienė sako pozityviai vertinanti tarnybų darbą. Vis tik vyriausybės vadovė ir toliau nekomentuoja tolesnės nemanaušinių ateities koalicijoje. Ko jūs kimbat prie Ingutės? Ko kabinėtis? Jiegi ir nekomentuos, kol jai šeimininkas nepasakė, ką daryti. Juk negali norėti, kad pudeliukas staiga taptų buldogu. Vis dar laikinasis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius kalba truputį konkrečiau. Jis neatmeta, kad sutapimai kelia klausimų, tačiau mano, jog į juos pirmiausia turi atsakyti teisėsauga. Jo nuomonė, skaidrumas yra pagrindinis dalykas dalyvaujantiems politikoje. Na, jam tai tikrai geriausia žinoti. Tiesa, nepaisant viešoje erdvėje nuskambėjusio tyrimo, trečiadienį vykusiame koalicinės tarybos posėdėje Auštiečių finansavimas kažkodėl net nebuvo aptartas. Tai what the fuck, hebra? Šitos pasiutpolkės užkurės Karlis Žukauskas sako, jog nepažada, jog nenusiųs prokuratūrai papildomos surinktos informacijos. O Šarūnas Černiauskas jau anonsuoja naują Nemuno aušros tyrimą, kuriame klius tokiam įdomiam ir liūdnai pagarsėjusiam degalinių tinklui Jozita, arba kaip sako vietiniai, Jozita. Labai nemėgstančiam konservatorių ir labai mylinčiam Remygos dešinius aušriečius. Oi, bus reikaliukų. Blitz naujienos. Lietuvos apeliacinėme teisme nagrinėjamoje byloje prokuroras prašo sugriežtinti už vaikų tvirkinimą nuteisto buvusio parlamentaro Kristijono Bartoševičiaus bausmę iki 10 metų laisvės atėmimo. Panevėžio apygardos teismas anksčiau jam skiria 7 metų kalėjimo bausmę, pripažinęs kaltu dėl mažamečio ir nepilnamečio seksualinio prievartavimo, jaunesnio nei 16 metų asmens tvirkinimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Prokuratūra ir 2 nukentėjusieji siekia griežtesnės bausmės. Taip pat prašo 5 metams uždrausti dirbti su nepilnamečiais. Tai tipo po 5 metų Kristijonas jau bus čiki? Kauno apygardos teismas prekybos narkotikais byloje kaltais pripažino 19 kamuolinių grupės narių. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės, jie nebemiega ant žemės kamuolėje, dabar jau surakinti visi. Jiems skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo 10 iki 14 metų. Žinau, kad juokinga, laikykis. Ne vienas kaltinamasis nebuvo išteisintas. Teismas taip pat pritaikė baudžiamojo poveikio priemonę išieškoti daugiau nei 7 milijonų eurų vertės konfiskuotino turto. Nustatyta, kad grupuotė įsigijo, gabeno ir realizavo ne mažiau kaip 1800 kg metamfetamino ir 123 kg kokaino. Narkotikai buvo gabenami į kelias užsienio valstybės. Valstybinė darbo inspekcija pranešė, kad nevykdo aplinkybių tyrimo dėl Alytaus mokytojos Melės Platukienės atleidimo iš gimnazijos. Anot inspekcijos, tyrimas nepradėtas, nes darbuotoja jau atleista, o pranešimų apie galimus darbo santykių ar saugos pažeidimus nėra gauta. Inspekcija rekomendavo mokytojai dėl galimai neteisėto atleidimo kreiptis į darbo ginčų komisiją, tačiau toks kreipimasis dar irgi negautas. Rytoj kovo 6 ir ne tik Europos logopedo diena, bet ir didžiosios Vilniaus kaziuko mugės pradžia. Komentaruose aš reikalauju dabar išsiaiškinti, kaziuko mugė Vilniuje jums yra gerai, normaliai ar labai blogai. Ir kodėl? Būtinai parašykite kodėl. Panaudokite savo kritinį mąstymą ir motyvuokite savo argumentus. Tegul dirba aparatas. Man kaziukas yra nes tokios rūkytos žuvies. Kokia būna Lukiškių aikštėje, negaliu, net džiauną sutraukė. Aš dar niekur kitur nerandu. Tai laukiu, nesulaukiu, kada galėsiu išsileisti. Beje, aš labai tikiuosi, kad nepaisant visų įelektrintų aktualijų, jūsų, mano brangūs žiūrovai, gyvenimuose yra laiko pasimėgauti nuostabiu pavasariu. Komentarų apžvalga. Vakar jūsų prašėme sugalvoti, kaip galėtų vadintis naujas Žemaitaičio politinės jėgos tas pavadinimas. Kodėl naujos? Nes jei institucijos pradės tyrimą dėl tų grinųjų pinigų srautų, partija gali, jaučiu, kad 100% netekti valstybės dotacijos. Tada Remigijui teks kurti naują
kakaliuką savo. Mano variantas yra dugnas, nes, visiškai kaip dugnas, ne? O jūs, kaip visada, pasiūlėte labai gerų variantų, bravo jum. The Man siūlo tai, ką jau siūlė Slava nedarbo partija. Puikiai, puikiai. Tomas irgi ne pats sugalvojo, sako, kažkur girdėjo, sako, slidus žvynai būtų geras. Na, bet čia gal toks labiau vėgėlės partijos pavadinimas, toks, žinai, slidus. O Marijus pataiko į 10 su pavadinimu Už gryną pinigą. O, na čia jau kaip tie judo 30 auksinių, ne? Na, bravo, Marijau, bravo. Ačiū jums visiems labai kūrybiškiai mūsų žiūrovai, tiek žinių. Ate. Iki.